Vilniaus miesto savivaldybė su savo švietimo įstaigomis nuolatos bendradarbiauja būtent aplinkos apsaugos, ekologijos, aplinkos tausojimo ir puoselėjimo iniciatyvose. Taigi visai nenuostabu, kad šiandien susirinko tiek daug ir vaikų, ir žmonių, kurie dirba su jaunąja karta. Kovo 19 dieną visus kviečiame valandai išsijungti šviesas ir Vilniaus miestas taip pat nuo 8:30 išjungs pagrindinių objektų šviesas, tai parodydamas pavyzdį ir kvietimą prisidėti prie žemės valandos ir taip pat pamastyti, ką galime mes kiekvienas padaryti, kad mūsų aplinka būtų švaresnė, kad mes ją labiau saugotume ir ją labiau rūpintumėmės.